kickbokso sporto šaka, kickbokso, apskritai kovos menai, tai čia yra ypatingai sunki sporto šaka ir kai tu ruošiesi varžybom, tai čia yra ypatingai sunkus laikas. Vien sportuoji, ilsiesi, žiūri kiekvieną kąsnį, ką valgai, miegi ir vėl sportuoji. Sporto pasaulyje aš esu jau 25 metai. Tai būdamas vaikas jau įvairius būrelius lankiau, ieškojau savęs ir tada vieną dieną papuoliau į kickbokso būrelį ir man ten labai patiko ir ten tiesiog ir užsibuvau. Ir prasidėjo tada ten ir varžybos, ir treniruotės, ir įsivažiavau į tą procesą ir ten ir pasilikau. Savo pirmąsias varžybas iš tikrųjų labai gerai atsimenu, buvau visiškai 13 metų, labai smulkus vaikas ir atsimenu, buvo varžybos, visi dalyviai buvo iš karate ir aš atsimenu, vienintelis atėjau, visi buvo su kimono ten, su diržais, o aš vienintelis buvau atėjęs su tokiais šortais, visas plikas. Tada, sakyčiau, man būdavo taip, kad tas jaudulys dingdavo su sekundę, kai tada jau, kai užgroja tavo daina išėjimą į ringą ir tada tu, kai jau eini į ringą. Tai va tada toks gaunas, kaip kažkas perimtų mygtuką ir tu gaunas viduj kažkas pasikeičia, tu toks kaip kito režimo. Jau nieko nebemastai, esi kaip kokiam tunelį, eini į tą ringą, ta tavo išėjimo daina tave užmotyvuoja ir tu tiesiog išėjęs į ringą, tu tiesiog netgi mastai visai kažkaip kitais parametrais ir būna net kartais, atsimenu, kovodavau ir taip viskas net sulėtinti, kaip filme, toks labai įdomus pojūtis, čia iš tikrųjų nepatyrus sunku papasakoti, bet jo toks kartais taip sulėtindai, kartais matai viską vos ne į priekį laikė, tai, tai va taip. Norint tapti čempionu, tu per vieną vakarą turi laimėti 3 kovas, tai yra 8 žmonės ir per vieną vakarą. O dabar dažniausiai, taip retai būna, dabar dažniausiai visi po vieną kovą atkovoja ir viskas. Aš atsimenu, pirmą kovą atkovojau, kaip ir greitai laimėjau, tai tų jėgų turėjo, tada išėjau prie antrą kovą. Labai užsivedžiau, per antrą kovą visas įmanomas jėgas išnaudojau ir aš galvoju, laimėjau tą kovą. Ir prieš finalą galvoju, aš nebeturiu jėgų, aš vos paeinu iki Rūbinės, o man galvoju dabar už pusę valandos kovoti finale su labai stipriu priešininku ir aš galvoju, neįmanoma. Kažkaip netaip nuėjau iki to ringo, į tą finalinę kovą ir kažkaip kai ta kova prasidėjo, į kažkokį papuoliau tokią būseną, kur tiesiog, nežinau, iš kažkur tų jėgų atsirado, kur atrodė neįmanoma, iš vis vos daėjau į tą ringą ir žodžiu, laimėjau tą kovą. Jo, ypatingą svarbą sudaro treneris, o mano treneris, tai iš tikrųjų man pasisekė, buvo labai ypatingai stiprus žmogus, geras treneris, mūsų tokia komanda labai susiklijavo ir mes tikrai daug pasiekėm iš tikrųjų ir aš labai džiaugiuosi, esu dėkingas savo treneriui. Tai jo, kad treneris yra vienas svarbiausių žmonių, sportininkui ir gyvenime, ir ne tik sporte, bet ir gyvenime. Tai jo, tai čia būti treneriu, tai yra tikrai ir didelė atsakomybė ir labai svarbi ta rolė. Viską, ką aš svajojau pasiekti, aš iš tikrųjų viską jau pasiekiau. Ten buvau visą gyvenimą svajojau ten laimėti diržą. Diržą laimėjau, visą gyvenimą buvau svajojęs laimėti ten tą 8-tuką turnyrą, tokį 3 kovos. Irgi laimėjau. Visą laiką nuo vaikystės atsimenu, dar jau mažas, kai buvau svajojau dokumentinę televiziją parodytų, kad ten per Eurosport mane parodytų. Ir realiai viską pasiekiau. Viską tą pasiekiau ir tada pradėjau galvoti, tai ar aš tarkim ten tapsiu Lietuvos čempionu 1 kartą, ar 5 kartus, ar 20 kartų, man tas nieko nekeičia. Ir tiesiog aš susipratau, kad, iš tikrųjų, aš tam sporte viską, ką norėjau, aš pasiekiau ir tiesiog reikia keliauti toliau. Aš nusprendžiau viską mesti ir tiesiog išvažiuoti keliauti. Ir aš, žodžiu, viską mečiau, trenerio darbą, sportą, kickboksą, viską mečiau ir išvažiavau keliauti po pasaulį ir galų gale gavosi taip, kad prakeliau 8 metus
keliau po pasaulį. Pirma šalis, į kurią išvykau, tai buvo Islandija. Tai jo, tai daug esu metų gyvenęs Islandijai ir praleidęs. Paskui gyvenau Meksikoje, irgi labai įdomi buvo patirtis, kad jo 3 mėnesius, atsimenu, per visą Meksiką, žodžiu, keliavom 3 mėnesius non-stop per visą Meksiką, nuo pačios į viršų. Paskui Tailandė daug kartų buvau, po to jo Indijoje praleidau, tada patiko Nepalė, taip pat irgi įdomiai patiko. Dar daugiau žinių, dar daugiau tokio noro, kažkaip ir sugrįžau į tą trenerio veiklą ir kažkaip noriu pasidalinti to, ką sužinojau ir apskritai, ką viską per savo gyvenimą patyriau ir būdamas tuo sportininku, profesionaliu ir kovotoju. Tai va, ir taip kažkaip natūraliai jo atėjo tas noras grįžti į Lietuvą, tada grįžau į tą Lietuvą, pradėjau dirbti treneriu ir va, aš va Lietuvai. Žmogus sportuojantis kickboksas sustiprėja fiziškai, jo kūnas tampa funkcionalus, jo padidėja ištvermė, tai čia tokie fiziniai parametrai pakyla. Kitas dalykas, kickboksas labai mokina viso balanso, visos koordinacijos kūno. Ir kitas, trečias dalykas, sakyčiau, irgi vos netoks pagrindinis, kad žmogus sportuojantis kickboksą, jisai sustiprėja psichologiškai, nes treniruotės būna kartais ir sunkios, ir būna tokių sunkių momentų treniruotėse, ir jeigu žmogus treniruotė nepasiduoda, perlipa per save tuo sunkiu momentu, tai po to visas tas mentality persineša ir į gyvenimą. Ir gaunas, kad sportuojant kickboksą žmogus sustiprėja ir fiziškai, bet ir psichologiškai. Ir tada bet kokiems iššūkiams gyvenime jam iškilus, jisai žymiai tvirčiau ir visai kitaip su jais susidoroja. Man patinka treniruotės, kad būtų smagios, kad žmonės išeitų nenualinę save, jo, pavargę, bet su gera nuotaika ir prisipildę. Ir gerų emocijų, ir pasportavę, ir su energija. Tai va tą ir bandau perduoti, kad žmogus atėjęs treniruotę, jis pasportavęs, išeitų su šypsena ir gerai praleidęs laiką.